Banger. Labas vakaras, tauta, su jumis sveikinasi tas pats Ryčka ir šiandien gaunasi tokia specialioji laidelė, nes esu Klaipėdoje. Ir kaip matote, esu ne vienas, o su Pranu. Dabar mes šiandien nusprendėme pagaminti kažką studentiško. Tai mes šiandien gaminsime žagarėlius. Labai paprastas, lengvas receptas, jau esame pasiruošę visus produktus. Šiandien mums reikės šito. 450 gramų miltų, pagal skonį cukraus pudros, aliejaus, 2 kiaušinių, paskui čia yra 140 gramų cukraus, 140 gramų grietinės, truputis vanilinio cukraus, 1 gramas sodos. Taigi, pamatėte, ko reikės šitam receptui ir dabar galima pradėti jau gaminti, nes viskas bus greit paruošta, suminkyta, sumaišyta ir tada eisime prie dujinės viryklės ir kepsime savo žagarėlius, čirškinsim. Einam dirbt. Einam, viso. Pajėk. Turiu dabar išmanųjį telefoną pasiėmęs, nes dabar jau yra 21 ar 22 amžius, nežinau kuriam gyvenu. Žiūrime, ką mums reikės čia dabar daryti, ogi kiaušinius išplakti su cukrumi ir vanilę. Pono Prano paprašysim į mūsų mikserį sudėti 2 kiaušinius. Vienas kiaušinis jau yra įdėtas, 2 jau kiaušiniai įdėti. Ir cukrus, ne? Ir sudedam 140 gramų cukraus ir truputis vanilos. Truputis. Ir pradedame plakti. Kitas etapas mūsų yra, kai pabaigiam plakti mūsų kiaušinį su cukrum, tai yra sumaišyti sodą su grietinė. Tai yra nugesinti sodą, nes kaip žinote, soda Dega. dega, sprogsta, nežinau, ten Kas geria, tai dega. Kas lankot chemijos pamokas, tai žinosit, arba paklauskit savo chemijos mokytojų. Ir va, kaip matote, dabar vyksta reakcija šiokia tokia. Pilame sodą sumaišytą su grietinė į mūsų mikserį. Prašome, Pranai, pilame. Ne pro šalį. Ne, dar nesu toks. Such a fail. Such a failas. Ne, šiaip šis. Tu ir virtuvės moki padirbti, tai pasikviečiau labai specialų svečią, kuris su aliejum buvo padegęs virtuvę. Jo. Nu, prašyčiau, kad man čia irgi taip nesigautų. Tai nėra to blogo, paskui remonto dar. Jo, nu čia man irgi nereiktų remonto, gal pasinaudot Prano pasiūlymų. Tai va, jungiame ir toliau plakame. Turėtume sutalpinti visus 450 gramų miltų į mūsų mikserį. Tai po truputį. Po truputį pilsime mūsų tos miltus ir jeigu kas nors čia įvyks, ten tešla įgaus formą, tai iškart ištrauksime ir pradėsim minkyti rankomis, nes nežinau, ar mūsų mikseris sugebėtų išminkyti, čia ne kombainas kaip čia, bet žiūrėsim, Prano rankos taip pat veikia kaip kombaino, tai Aš ponas kombainas. einame pilti miltus. Tai palauk, Aš ir pirmai po biškį pilame miltus. Biškį tokio žodžio nėra, tai po truputį. Po truputoką. Atsiprašau, lietuvių mokytojas. Ant žiūri to vidė. Nenoriu apsigauti. Viskas, dabar po kol kas mums jau mikseris jau nebesuka kaip reikia, tai pradėsime dirbti su rankomis. Tai Pranai prašome maišyti, labai gerai išmaišyti, kad gautųsi skanų žagarėliai. Kaip einasi maišyti? Labai gerai. Net fotoaparatai patinka. Va čia ir visų fotikų žaidžiu. Dabar pasibėrė miltų ir kočiuojam ant stalo. Gali. Jautas, kokia čia masė gaunasi, čia mes gaminam monstrą. Monstras pyragas 2. Kaip matome, dabar Pranas žais su tešla. O tu miego nori. Tu sėdėjom pramego, šiandien net mokyklai buvo, tu tai Mokyklai. vieną pramego. Kas ta mokykla? Ai, tai pašustras. Aš nevaikštau į mokyklą. Ai, tu nesupjaustyk mano staltiesės, man mama muša. Tavo mama tai... Jeigu mane mama muša, reiks myli. Muša, reiškia myli. Jeigu myli, reiškia muša. Ką aš man tokia miestelė, tai jos. Pa kaip ten jas suvinioja, tai kažkaip... Parodyti, mane mama moka kažkaip. Buvo gerai, kad pasikviečiau tokį svečią, nes aš pats tai nebūčiau sugalvojęs kaip. Nebent iš YouTube'ės vaizdo įrašas. Tutorialą pasidarai. Tai va. Paimam. Yra įpjautas, matote. Įpjautas. Kišam. Gerai, kišam.
Ir perkiš. Ir valia, jie paskui išsipūsa, ne, aliejai. Jo. Tik aišku, ten kažkokie ten hibridai buvo galis, bet ten. Tai visak, čia yra pagrindas tų žagarėlių, kaip jie turėtų atrodyti. Susitiksime, kai busim pasidarę visus žagarėlius ir busime įkaitinę mūsų aliejų su keptuve arba kokiu nors ponu. Tad iki pasimatymų. Bye bye. Taigi, dabar pasirašėme visus mūsų žagarėlius, kurių dar nematote, pamatysite greitų metų. Įkaitiname mūsų keptuvę, labai karšta. Ir dabar toj Pranas atneš keletą žagarėlių ir parodys, kaip mes juos kepsime. Tai va, įmetam į keptuvę. Ugnis turėtų būti nei silpna, nei karšta. Kad neperkime. Taip. Aišku, po truputį ten pamaišykite iš vienos pusės, iš kitos. Ir laukite, kol jie parudos. Ir gaus spalvą. Kaip norit, jeigu norit žalesnių, tai baltesni. Priklauso nuo jūsų to skonio. Ir kaip matote, dabar didėja ir įgauna tokią formą. Po biškį mes kepame. Gal reiktų jau pamaišyti? Ačiū. Gerai. O, sakiau, čia ugnis biškį gerai įkaitina mūsų aliejų. Man taip atrodo, kad jie kaip vandenį plaukėtų. Kas būtų, jeigu piltume vandens į aliejų? Gaunasi mano virtuvė. Ugnis. Kaip matome, labai gražiai įgauna mūsų spalvą, tokia auksinė kaip aukso luitai. Nes ir yra aukso luitai. Jo, čia vasaros biznis yra, tai mes pardavinėsim tokius. Aišku, ruoškitės vasarą pinigus. Štai, vienas jau yra, antras, nuvarvinam truputį, trečias. Išsikepam visus mūsų žagarėlius ir mes po to eisime pudrinti juos. Pudrint smegenis. Gerai, skamba pudrinti žagarėlius. Ir būsime užbaigę mūsų receptą. Labai skanų šaunų receptą. Su mūsų garsiu svečiu Pranu. Kuris pasižymi kulinariniais sugebėjimais. 2 savaitės plovė indus restorane. Ir dar pjaušė svogūnus su morkom. Taip, ir jis neverkia. Jis kaip tikras vyras. Aišku. Pjauni ir neverkia. Iškepėm mūsų skaniuosius žagarėlius, kurie atrodo labai gražiai. Nes nesudeginom nei vieno, galiu pasigirti. Aišku, dėka Prano, kuris kepia. Ir dabar mes apibarstysime cukrus pudrą. Tai mums reikės sėjuko, ar kaip čia sakyti? Sėtelis. Sėtelis. Ir cukrus pudrą. Prašome Pranai pilt. O, kaip gražiai. Kaip per kalėdas. Volia! Pranai, mums pavyko iškepti žagarėlius. Ir turbūt eisime ragauti jos? Taip, einam. Ko gero. Tai netrukus mes grįšime, kai pasidarysime arbatos. Atsisėdame, kaip sakome, prie rimto stalo, kur sėdi tik tai karaliai ir bajorai. Bajorai. Žemaitijos bajorai. Ja, tas pats. Dabar tai Pranas bajoras. Jo, aš pastebėjau, kad tu bajorai primėti. Ragaujame žagarėlių savo. Ragaujam. Ir pasakysime, kokie jie skanus prieš kamerą. Au, blėt! Koja pamušė! Taigi, ką aš jums palinkėsiu žiūrovai, tai nepasipuikuokite ir pasigaminkite tos skaniosius žagarėlius. Kaip matote, visai paprastai ir greitai pasigamina, aš galvau, kad bus ilgiau sunkiau. Bet neilgai mes, net valandos mes trukom. Nu, mes 2 valandas. Bet nesmė. Taigi, kaip aš tave mokinau pagal scenarijų, ką ten linkėti žiūrovams? Laikinkit, subscribinkit, rašykit SMS-us, pakvieskit į Facebooką, palaikinkit. Ne, žinai. Šitą galite ir pakviesti draugus dar. Komentarus palikite. Rašykite SMS-us. Taip pat prenumeruokite kanalą RR Studio. YouTube'ai www.youtube.com Brūkšnelis RR Studio. Ar rimtas taip? Jo. Tai va, čia notadėlis ateisum. Ir šiaip, galite viską daryti teidžiu. Šiandien penktadienis. Taip, kaip sena gera tradicija, filmuoju penktadienį. Grįžtam. Ir Klaipėdai dar. Nu ir Klaipėdai, čia geri prisiminimai, nostalgija. Atgyja. Ir įkelta aš ne tas, kur tipo, šiandien penktadienį. Kur tipo pusę video, šiandien penktadienį, sakai. Ne, ten geras video. Jo, ten va. Taigi, skanaus, gerą apetito ir susitiksime greitai, kai bus dar vienas naujas receptas. See ya.